Bro! Party! Thank you. Put it back on. No? Norėčiau sulaukti iš jūsų labai klausimų, norėčiau sulaukti iš jūsų komentarų, kas patinka, ką norėtumėt pamatyti, kol mes dar gyvename Japonijoje. Labas rytas. Šiandieną. Tai va, tik valgiau pusryčius, editinau savo video ir sugalvojau, kad reikia pasimti jūs su savim į krepšinio rungtynės, nes jau labai ilgai nedariau YouTube video. Ką, mažiukai? O, kokie stiprus vaikai. Oh, yeah. Viena dar su pižama šoka. Yeah, Milza. O. Sveiki. Tai nežinau, dėl ko aš taip random nusprendžiau, kad reikia padaryti dar video iš mūsų krepšinio dienos. Bet, žodžiu, tik atsikėliau, aš dar su pižama. Dabar yra po 10 kažkiek jau editinau vieną savo trumpą video, kurį išsiunčiau Eurolygai dėl to, kad, žodžiu, jie manęs ten paprašė vieną video. Tai labai smagu. Vakar nufilmavau, ne taip atrodžiau, kaip filmavau video. Bet, žodžiu, šiandien galvoju, reikia biškai pakurti kontentą savo YouTube kanalui. Pradėjau jau nuo šiandien. Jau, kaip ir sakau, 10 valandų gaminu vyrui pusryčius. Net ne pusryčius, iš tikrųjų pietus. Jisai pusryčių nevalgo dėl to, kad miega ilgiau, paramiega pusryčius ir valgo iš karto pietus, o jo krepšinio dienos, žaidimo dienos, žodžiu, game day, pietus yra penne bolognese. Tai aš jau prie puodų, bet kadangi čia jau išmasterinau šitą receptuką, tai labai greitai viskas man pasidaro. Ir eisim rengtis ir šį kartą turiu 2 pasirinkimus. Arba vežti vyrą į rungtynės 3 valandas prieš tai, grįžti namo, nes broko tėtis yra pas mus, tai jisai pabūna su vaikais, kol aš jį nuvežu. Tada grįžti namo, surašiu vaikus ir važiuojame mes tada į rungtynės. Tai mums nereikia dėl to laukti ant tas 3 valandas aplinkui, nes jau šalta ir nėra parkų. O arba šį kartą, antras variantas šį kartą, išvažiuosime visi kartu ir nuvešim broką į areną ir tada mes eisime į pasivaikščioti tokį kaip shopping mall, išgert kavos, gal vaikai pažais, bet kad tai atsitiktų reikia apsirengti ir susiruošti, taip kad parodyti jums, ką galėsiu, jeigu spėsiu, o jeigu ne, tai tada jau susitiksime arenai. Tai pagaliau įsirašėm iš namų ir mes atvedam į tą prekybos centrą ir išgeriam kavos su broko tėčiu ir dabar vaikus atvedam čia. Žodžiu, čia yra tipiškas japoniškas laiko praleidimo būdas. Tai mes atvedam vaikus, kad truputį pasikrautų crazy vibe, nes čia tiek daug vyksta visokių. Čia daug žaidimų, jie specialiai vaikams, tai tokie labai lengvi, už kelis centus gali laimėti saldainių ir taip toliau. Žodžiu, tiesiog tai darom labai retai, bet kartais smagu juos paganyti čia truputėlį. Ir aišku, pilna japoniškų claw machines, tų, kur galima laimėti visokius žaidimus. Tai aš tik tokią prisižiūrėjau, kaip ten laimėti, tai esu laimėjus kelis. Neveikia tas tik tokio triukas labai man visada. Bet esu laimėjus kelis. Nežinau, ar matosi, kokia mažuma čia yra stalai, čia yra vaikų vieta. Aišku, broko tėtis 2 metrų, tai jam biškai nepatogu. Bet, žodžiu, vaikam čia smagu. Ir mano pačios keliai biškai. Ne kažką, bet žodžiu, smagu, valgom šiandien udon, vaikų porciją, Grego porciją, Mili irgi, o aš su fried tofu. Mili, parodyk, kaip valgai gražiai, kaip valgai. Makaronai, burnyte. O kaip visuomet,
japoniškų komandų krepšinio parduotuvės tokias turi visko. Pirmiausia, tai jie turi savo šokėjas ir jų vardai ir visokie dalykėliai. Tada yra, aišku, krepšininkų dalykai. Yra, visus rodau 12. Šiaip tai mažai jų likę. Gana populiarus tas mano įrašą. Konnichiwa! Kas dar yra populiaru čia, tai rankšluostėliai. Ką? Saulytė, aš čia. Tai jie turi gana daug rankšluostukų. Ha? Tėti radai? O, how cool. Geras, tai labai gražus, ne? Yra su vardais, yra su... Aha. Smagu tėti rasti parduotuviai? Kur tėtis parodė? Tai visgi perkam šitus dalykėlius. Kas smagu, tai kad nors ir žiema, bet čia labai saulėta. Tuo aš jums parodysiu, koks nuostabus vaizdas atsiveria iš tos arenos. Iš antro aukšto šiaip dar gražiau matysi kalnai. Čia futbolo aikštelėse pasistatė mašinas. Maža žaidimo aikštelė čia. Kas čia dar? Kažkaip visi susėdė, eilių nebėra, dėl to, kad 5 minutės jau prasideda krepšinis. Aš savo kavytę. Tai čia pardavinėjami visokie maži skanėstai. Žinoma, yra edamame beans, nachos, mėlynas limonadas, kadangi šį galėks mėlynas spalva, mėlynas ir čiūro. Žodžiu, viskas pagal temą. Thank you all again for continuing to come out. 友人のためにメッセージを送りたいと思います。Party, bro! Party!
Thank you. Put it back on. No? Ir štai krepšinis greitai atrodo baigėsi, nors jau vakaras susitemę. Ir mes ateinam į savo mėgstamiausią Jakininkų restoraną. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Viskas mums paruošta. Gerai, tuoj. Taip, jau pradėsim vakarienę. Atnešė mūsų pirmą mėsytę. Aišku, vagių ir aišku, nerealiai skani. Tada ryžiai. Šitas padažas, tai underrated. Įspaudė citriną. Šitas padažas nerealus. Mavalis sako, labas. Jis jau ten pasidarė savo kažkokį dalykėlį, nežinau. Ir mes tuoj ateis dar mėsytės ir eisim valgyti. Labai šalčia, ypač Big Daddy. Labai skani aštri sriuba. Tada dar truputį mėsytės. Žodžiu, jau vakarienė kaip ir įsibėgėjo. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. These guys are amazing. Tai, žodžiu, jie visą laiką laukia, kada mes išeisim iki pat kampo ir tada tik tai jie uždaro duris. Tai čia yra visiškas japoniška pagarba. Arigatou gozaimasu. Sveiki, šiandien yra kitos dienos rytas. Kaip matėt, daug reikalų vyksta per rungtynių dieną, daug žmonių po rungtynių ateina pasisveikinti, labai smagu, japonai šiaip žiauriai ne tik dievina Broką, bet ir mūsų visą šeimą, tai labai smagu. Neparodžiau jums kelių dalykų arenai, tai tikiuosi parodysiu šiandieną, nes Japonijos lygoje rungtynės dažniausiai vyksta 90% rungtynių, gal net 95, sakyčiau, vyksta šeštadienį, sekmadienį, tai mes žaidžiam tą pačią komandą 2 dienas iš eilės. Tai čia toksai neeuropietiškas dalykas, bet kadangi Japonija šalis nemaža, tai reikia daug keliauti, tai jos komanda keliauja vieną kartą ir žaidžia tą pačią komandą 2 dienas iš eilės. Tai va, ką aš dar norėjau jums papasakoti, palaukit, pastatysiu čia šitą, kad rankos laisvas būtų. Ką aš dar norėjau jums papasakoti, tai kad šiaip palygint su lietuviškom arenom, su šiaip kiek buvus, aš daug buvus Europos arenų, tai čia yra daug valgymo opcijų, tai tarkim laukia yra, nežinau, koks čia būtų skaičius, bet gal kokie 6-7 skirtingi maisto, tokie kaip vans, kuriuos jie skirtingą maistą parduoda. Japonai dievina pirkti, tai aš jums parodžiau, koks tai čia yra visas parduotuvės, visas merčas ir o dieve, tarsi įdėjau video, parodysiu, nes pamačiau kelias žmonės, vienas berniukas, kuris turėjo viską Broko, viską Broko, kiekvieną tą keychain, kuri buvo ta raktų pakabukas, kuris buvo išleistas per šitus 2 metus, jisai turėjo. Tai ten aš nežinau, kiek ten yra, kokį 20 gal, su Broko vardu, ar tai su Broko nuotrauka, ar tai su kažkuo. Net aš pati buvau paleidus anais metais merčą Broko, tai lietuvis toksai nupiešė man berniukas, kodėl aš visą laiką sakau berniukas, vyras, nupiešė man piešinį iš nuotraukos, tai buvo Brokas su Mavuku, su mūsų, Mavukas tai yra Maverick, mūsų 4-metis sūnus. Jų piešinį, gal rasiu įdėsiu irgi čia parodyti, padariau tokį raktų pakabuką, tai japonai dievino jį, tai šiais metais man taivanietis piešė kitą piešinį ir darysiu tokius t-shirts ir dar nesugalvau ką. Galvoju, t-shirts tai tikrai dėl to, kad labai einama prekė, bet dar gal kažką, gal tos rankšluostukus, žodžiu, tai aš paleidinėjau savo vyro merčą. Tai va, prie tų visų kitų dalykų, ką aš veikiu. Mano swimmer brandas, mano, žodžiu, vaikai, sveikata, šeima, namai. Gerai, enough about me.
Dieve, ką aš dar norėjau pasakoti tą krepšinį. Žodžiu, šiaip dėl pačio krepšinio, tai daug kas turi tokią, manau, nusistatymą, kad krepšinis Japonijoje labai ne kažką. Aišku, palyginti su Eurolyga, kas yra mano mėgstamiausia lyga pasaulyje. Palyginti su Eurolyga, tai nėra kažkoks tai ten wow. Bet palyginti su kitom Europos tom domestic lygom, tai nėra čia taip jau toks didelis skirtumas. Aišku, komandos gerumas priklauso labai nuo to, kokie geri yra tavo japonai žaidėjai, dėl to, kad nuo jų labai daug kas priklauso, nes per komandą vienoje komandoje galima turėti tik 3 užsieniečius. Tada yra Asian exception, tai tarkim, jeigu taivanietis arba filipinietis, tai nesiskaito kaip užsienietis, tai skaitosi kaip local player. Tai žodžiu, tai anais metais mums labai pasisekė, aš toj pačioj komandai mes buvome anais metais, tai buvo labai geras Filipinų nacionalinės komandos žaidėjas Kifa Ravena, jisai buvo mūsų komandos žaidėjas, labai geras mūsų draugas ir šiaip labai gerai su Broku susižaidė, buvo, žodžiu, komanda laimėjo championship, tai manau, kad ir papuolėt gal į pirmą lygą, tai manau, kad čia daug ką pasako, skirtumai tarp pirmos ir antros lygos nėra kažkokie, wow, labai dideli. Pirmoje lygoje yra gal daugiau turtingesnių komandų, tai tos ten top 5 tos komandos, tai B1 lygoje aišku yra labai geros, bet toliau viskas kitas, tai manau, kad arba B1 arba 2 didelės skirtumo nesudaro. Gal jau B3, lyg tai yra B3, tai gal jau B3, tai ten jau dar baisiau. Bet mes ir laimėjom tą titulą nais metais ir labai gaila, kad atleido visus ir trenerių, kuris laimėjo Ispaną, ir neperašė tų žaidėjų, kurie atnešė tą titulą komandai, dėl to, kad sugalvojo pataupyti pinigus. Žodžiu, nesmė, neprotingas toksai dalykas, bet šiais metais tie žaidėjai, kurie liko, tai yra Brokas, dar keli japonai. Tai kadangi nuo tų pinigėlių pataupimo priverčia tuos žaidėjus, kurie liko, čia labai blogai atrodys. Nes komandos lygis šiais metais nėra labai geras. Apart to, aišku, Brokui sekasi gerai, nes jisai yra labai talentingas žmogus. Kaip jisai gali pristaikyti žaisti prie bet ko, tai man čia yra wow, nerealu. Ir kaip yra sunku kartais žaisti, pagalvoji, kad oi, čia šitą lygą, tai aišku, čia lengvai taškus pataikyti. Dėl to, kad jeigu žmonės nežino tau, kaip kada pasuot, tai čia yra irgi negerai. Kaip yra per mažai talentų ir per mažai to krepšinio intelligence, tai irgi yra negerai. Žodžiu, bet viskas mum okei, labai kamindžiokai faini, visi gerai sutarė, nėra jokio streso, kad čia jie pralaimėjo, kas Europai būtų bėda. Žodžiu, užtenks apie tą krepšinį, o man dar reikia apsirengti, nes aš esu pusiau su Broko rūbais. Tai pasidažiau, susitvarkiau, bet reikia apsirengti. Keliai kaip traška. Aš tą video taip kažkaip ir pabaigsiu. Ir tada norėčiau sulaukti iš jūsų labai klausimų, norėčiau sulaukti iš jūsų komentarų, kas patinka, ką norėtumėt pamatyti, kol mes dar gyvename Japonijoje, aš galiu jums parodyti kažką daugiau. Tai va. Ačiū labai jums, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad man padedat auginti mano kanalą ir linkėjimai iš Japonijos.